susitinkam šiandien pakalbėti apie neuromokslą ir apie tai, kaip tai gali būti naudinga mūsų vaikų švietime. Šiandien susitinkame tryse. Aš esu Anna Pilečiak-Palaitis, 3 vaikų mama, o kalbėsiu šiandien su naujos, būtent neuromokslų pagrindų sukurtos naujos mokyklos kūrėjomis ir tos kūrėjos tai yra. Sveiki, aš esu Liudovika Pakalkaitė, esu psichologė, taip pat esu lektorė traumų jautrių metodų ir taip pat dirbu su mokytojais, kad atnešti tą neuromokslo žinią į švietimą. Ir mano kolegė. Sveiki, aš esu Jovita Nikinaitė, esu gydytoja vaikų paauglių psichiatrė, pasitikėjimų grįstų santykių intervencijos praktikė ir lektorė. Labą dieną dar kartą. Tai, mielosios, pradėkim nuo to, kas išvis yra tie neuromokslai ar neuromokslas ir kaip tai gali būti naudinga išvis švietime. Tai mes norim atnešti į švietimą tai, kad kiekvienas žmogus turi smegenis. Ir kad mes mokytis galim tada, kada aš jaučiuosi, paprastai tariant, viduj saugiai. Ir mes visi žinom, ar ne, kartais būnam pavargę, neišsimiegoję, alkani, ir tokia ta diena nelabai produktyvi. Bet ką mes retai kada atkreipiam dėmesį, tai o kaip aš kvėpuoju, kaip plaka mano širdis. Nors bet kuris muzikantas ar ten meistriškumo siekiantis sportininkas visada seka savo širdies ritmą, nes norint tobulėti, tu turi suprasti, kada mano optimaliausia būsena. Tai tikslas ir yra, ta pati mano biologija galioja ir mokyklai, tai norim, kad mokytoja, stebėdama, pavyzdžiui, mumis dabar, galėtų nuspėti, ar čia, žinai, Liudovika gali mokytis, ar man reikia padėti jai grįžti į pusiausvyrą. Nes jeigu mano širdies ritmas bus labai labai padažnėjęs ir kvėpavimas toks, kaip aš bėgčiau sprintą, tai tada jau aš negalėsiu nei atsiminti ir mano mąstymo gebėjimų bus mažiau ir aš nebenorėsiu draugauti, aš netgi galiu kažką šveisti kažkam į galvą ir mano emocijos ir elgesys labai išduos. Tai norim, kad tiek vaikai suprastų, kad mano elgesys priklauso nuo mano emocijų, emocijos nuo mano minčių ir dar mano kūno ženklas kažką man apie tai sako. Tai tada ir vaikam, ir mokytojam bus mokykloje lengviau ir aiškiau. O kada aš galiu mokytis? Tai, kaip suprantu, tai yra mokykla ar išvis tokia švietimo mokymosi sistema, kur yra pritaikyta prie žmogaus, o ne žmogus turi prisitaikyti prie tos sistemos. Taip, aš turbūt papildyčiau apie tai, kad labai paprastai tariant, neuromokslas yra mokslas apie nervų sistemą. Ir kaip nervų sistema veikia žmogaus kūne ir anatomiškai mes žinom, kad jinai reguliuoja viską. Ar ne, čia gali, visi kūno organai yra labai svarbus, ar ne, ir čia galima turbūt diskutuoti, ar širdis svarbesnė, ar nervų sistema svarbesnė, bet nervų sistema iš tikrųjų reguliuoja praktiškai viską. Ir mūsų emocijas, psichologinę būseną, mes priimam informaciją per nervų sistemą, mes ją apdorojam, mes siunčiam atsaką, tai reikia žinoti tam tikrus niuansus, tam tikrus dalykus, kaip Liudovika sako, kokia ta būsena yra, kuri padeda susikaupti, susikoncentruoti, kuri trukdo, ar aš jaučiuosi saugus, ar aš nesijaučiu saugus toje aplinkoje, kurioje esu, tai viską tą daro mūsų nervų sistema, viską tą fiksuoja ir tada atitinkamai reaguoja. Tai per pastarąjį dešimtmetį ar porą dešimtmečių neuromokslas tikrai labai labai pasistumėjo į priekį ir pasaulyje daug kas kalba ir kalbam apie tai, bandom pažinti save ir bandom pažinti vaikus ir psichiatrijoje bandyta turbūt labai atskirti anksčiau ypatingai, kad viską nulemia genetika, biologija, tai tas pats neuromokslas, ar ne, ir kaip čia nepsichologizuoti dalykų, ar ne, bet
turim suprasti, kad tiek psichologija ir emocinė būsena ir nervų sistema ir neurologija viena kitą papildo, ar ne, kaip aš jaučiuosi, nuo to gali keistis mano neurotransmiteriai smegenyse ir perdavimas signalų arba dėl kažkokių tai išorinių ir kitų aplinkybių, jeigu nervų sistemoje kažkas keičiasi, tada aš atitinkamai jaučiuosi ir elgiuosi. Aš galiu sakyti pavyzdį to, kas keičiasi, ryšys su mokytoja turi begalinę galią. Jeigu aš ateinu į klasę kaip mokytoja ir esu neišsimiegojus ir man skauda galva, tai mano vaikai nuskaito mane, nuskaito mano raumenis įsitempusius, gal žinai, tokį susiraukusį veidą ir jų nervų sistema sako, oho, čia dabar jau yra reikalų ir aš turiu suprasti, ką ta mokytoja darys, ar man saugu šalia jos būti ar nesaugu. O jeigu mokytoja eina ir jinai leidžia prieš tai savo iškvėpti, kaip mes čia prieš šitą laidą darėm, iškvėpinėjom, ir jinai sako, klausykite, mano širdis tokiam ramioj būsenoj, tai ir vaikai pajautė, pamatė ją, jų nervų sistema sako, viskas gerai, šiandien galiu mokytis. Tai va saugumo jausmas, kaip suprantu, yra pamatinis neuromoksle, jeigu kalbam apie švietimą turbūt, taip? Taip. O kaip atrodo pamokos tokiai mokykloje? Ar normaliai 45 minutės, nes labai sunku kažkaip man įsivaizduoti, jeigu mes labai individualiai žiūrim kiekvieną vaiką, ar mokytojas turės laiko mokyti? Tai mes norim jau pradėti dieną nuo to, o kokia čia ta mano būsena. Ir aš tai galvoju, gal mes jau Vita papasakojom tas 3 būsenas, ar ne? Papasakojam. Papasakokite būtinai. Pradėsi, tai ta žalia tokia, kur aš galiu mokytis, kaip aš ją turiu atspėti. Žalia būsena, yra ta tokia rami būsena, budri būsena, bet ne blogąja prasme budri, bet ta, kad aš pavyzdžiui, šiandien aš dabar jaučiuosi pakankamai žalioj būsenoj. Mano širdis plaka ramiai, ne per lėtai, ne per greitai, tiek, kiek reikia, kad aš dabar galėčiau čia sėdėti, kalbėti, girdėti, klausyti. Žalia būsena, kai mes esam toj būsenoj, mes draugaujam, mes esam socialiai įsitraukę, susikaupiam, mūsų virškinimas veikia atitinkamai gerai ir esam pakankamai laimingi ir susireguliavę. Tai norim, kad atėjęs vaikas į mokyklą, pradėsim nuo to, pasitikrinam, ar ne? Jeigu tavo žalia, tada jeigu ne žalia, tai kokia gali būti? Tai gali būti tas, ką mes ir sakėm prieš tai, kvėpavimas labai padažnėjęs, kaip aš būčiau tamsiam miške ir bėgčiau nuo meškos. Tai čia oranžinė ar Čia jau raudona? Raudona. Tada, kad man, žinai, prakaituos delnai, mano seilės džiūsta, aš jausiu karštį, o tas karštis ką išduoda, kad mano širdis pompuoja daug daugiau kraujo į galūnės ir nėra šansų man išsėdėti, nes tada aš turiu bėgti. Ir elgesys tai išduos, aš galiu, žinai, atsistoti, išeiti, aš jausiuos piktas, susierzinęs, nepatenkintas. Tai jau šitą būseną norim, kad atpažintų ir vaikas per laiką, ir mokytojas. Ir dar yra trečia. Trečia būsena, mėlyna zona arba mėlyna būsena, tai yra toks sąstingio būsena, tokio labai sulėtėjimo būsena, kada visiškai priešinga tai raudonai zonai, apie kurią Liudovika kalbėjo, ir ne, tai čia apie tai, kad aš neturiu jėgų, neturiu resursų, dėl įvairių priežasčių gali būti, gal aš neišsimiegojau, o galbūt mano gyvenime buvo labai dideli stresai ir dabar tiesiog išsenka nervų sistema, ar ne, tai gali būti tam tikros disociacinės būsenos. Disociacija yra toks, mano kūnas yra čia, bet mano psichika nėra čia, ar ne, aš esu kažkur kitur, lyg atsitraukiu, atsijungiu, nes visko to, kas yra čia ir vyksta aplinkui, man yra per daug, mano nervų sistema yra per daug. Ir jeigu jau taip labai labai biologiškai ir gamtoje, ar ne, kalbėtume pavyzdžiais, tai toks kolapsas gali galiausiai įvykti, jeigu ilgai užsitęsia ta mėlyna būsena ir jeigu arba labai labai didelis pavojus kyla. Tai širdis plaka daug lėčiau, kvėpavimas tampa labai lėtas, paviršinis
ir tokio daug atsipalaidavimo ir ne kovojimo būsena, bet toks, negaliu nieko. Tai toks suglebimas ir mes vaikuose pamatysim. Atėjo, vos gyvas, veido išraiškų nėra. Ir čia, ką sakė Jovita prieš tai apie skrandis, kuris veikia žalioj būsenoj, tai raudonoj būsenoj skrandis sustoja. Aha, kaip Ir- tokiai stresinioj, taip. Taip. Ir tada aš jau negaliu virškinti. Ir mes tą visi esam patyrę. O mėlynoji skrandis viską paleidžia. Tai labai būna padažnėjęs šlapinimasis. Ir aš esu iš daugelio mokytojų girdėjus, kad kol sako, aš nesupratau, kad padažnėjęs šlapinimasis yra biologinė būsena, sako, aš stabdydavau vaikus ir sakydavau, baikit jūs eiti tą tualetą. O dabar sako, aš žinau, kad jeigu jau mano vaikas per pamoką atsistojo 3 kartus, tai man ženklas, kad aš noriu jį gražinti pusiausvyrą ir gražinti jį į tą žalią būseną. Nes raudonoj ir mėlynoj galiu daryti tik tai, kad apsigint save. Nuo kažkokio menamo pavojaus ar tikro nėra skirtumo. Smegenys yra galvoj, nieko nemato. Tai mes norim, kad mokytoja pastebėtų, kas su manim vyksta, nes aš galiu sėdėti, mėlynoj būsenoj kiaurą dieną toj mokyklai ir išmokti 0. Ir paprastai tai gali atrodyti kaip labai patogus vaikas, jeigu gal kalbėtume apie Sėdi elgesį. tyliai. Taip, niekam netrukdo, kažkur kamputyje, ar ne, susisukęs. Aišku, atidesni mokytojai arba kartais tikrai mokytojai pastebi, kad nedirba, nedalyvauja. Galiausiai yra ir tokių dalykų, kur vaikai net neišeina į mokyklą ir guli lovoje, ar ne, ir negali atsikelti. Tai jeigu mediciniškai kalbėtume, kas yra depresija, tai depresija yra ta mėlyna būsena. Ir nepriešingai mes matom raudoną būseną vaikų elgesyje. To vaiko bus daug. Jisai gali būti triukšmingas, ar ne, jisai gali pasitelkti kažkokią agresiją, nenusėdėti vienoje vietoje ir tada irgi jį reikia sureguliuoti, nuraminti ir sugrąžinti į tą žalią būseną. Bet tas raudonas bent bus pamatytas, o tas mėlynas dažniausiai turbūt gauna etiketę tinginys. Irgi tie vaikai turbūt labai dažnai kenčia mokykloje. Taip, raudonas bus nepastebėjimas. nepatogus. Aš su viena mama šiandien ryte šnekėjau, kurios jau vaikas paauglys, kažkur susimušė, kažkur kažką padarė ir visi jam deda etiketę, kad jisai blogas vaikas. Mėlynoj būsenoj aš atseit varnas gaudau ir iš vis čia nieko neveikiu. Bet tai turbūt yra ir esmė, kad jeigu mes elgesį vertintum kaip geras elgesys, blogas elgesys, tai mes nesuprantam visko, kas po to elgesiu slepiasi. O kai aš suprantu, kad klausyk, čia mano vaikų širdies ritmas pasikeitė, tai aš galiu kažką padaryti. Tai toj raudonoj būsenoj, kaip tos pamokos, grįžtant prie klausimo, kaip pamokos atrodys, tai mes pradėsim nuo supratimo, kur aš esu. Ir tada jau į pamoką atėjus, kas 15 minučių mes tą vaikų būseną proaktyviai reguliuojam. Todėl, kad ir mum čia sėdint, po 15 minučių įsijungia adrenalinas, kuris mumis skatina atsistoti ir pajudėti. Ir mes norim, kad struktūra būtų tokia, kad vaikai dirba, pavyzdžiui, mes galim sėdėti 15 minučių, kitas 15 gal mes atsigulsim ant žemės ir darysim kartu, projektą, kitas 15 mes gal su jumis skaitysim bet kokioj pozicijoje, nebūtinai sėdint, aš galiu, gal atsigulus ant kėdės žemyn galvą skaityti. Bet mes žinom, kad keisti kūno poziciją ir padeda man grįžti į tą žalią būseną. Taip, kaip dabar naujausi tyrimai irgi rodo, kad mūsų smegenys labai gerai veikia judant, pavyzdžiui. Taip, kažkada buvo, kad sėdėk ir susikoncentruok, o dabar jau žinom, kad bevaikščiant, pavyzdžiui, irgi daug daugiau informacijos galim gauti. Tai Iš tiesų ritmas ramina. Tai, ką jūs sakote, ar ne, bevaikštant, ar ne, tai yra žingsniai, tai yra judėjimas, tai yra ritmas. Tai ritmas reguliuoja mūsų gyvenime viską. Pasaulis yra sukurtas tam tikrų ritmų, mes esam sukurti tam tikrų ritmų, ar ne, tai tas širdies plakimas, kai jisai atitinka tai, kaip aš jaučiuosi, ar ne, tai viskas yra tvarkoje, ar ne, vadinasi, aš esu sinchronė, mano organizmas yra susintegravęs, ar ne, vos tik tai greičiau aš pajaučiu, kad plaka ne taip, kaip turėtų būti, ar ne, tai yra išėjimas iš ritmo, kuris išreguliuoja, ar ne, tai mes norim
turėti ritmą. Tai ką ir Liudovika kalba, ar ne? Na, pamokose turi būti tam tikras ritmas, ar ne? 15 minučių dirbam, atsistojom, pajudėjom, padarėm kažkokią sensorinę pertraukėlę, ar ne? Tada vėl nuėjom prie darbo ir tai yra labai svarbu vaikų smegenims. Labai daug vaikų ateina dėl dėmesio koncentracijos stokos. Ir klausimas visada yra, ar tai yra stoka, ar tai yra tiesiog toks raidos etapas, nes vaiko smegenys vystosi iki 25 metų. Tai Ilga vaikystė. tai ypatingai tas periodas paauglystėje, ar ne, daug yra tokio persitvarkymo neurobiologinio, ar ne, tai turim padėti, palaikyti tai nervų sistemai, iš tikrųjų tas jungtis susidėlioti, taip kaip jos turi susidėlioti, kad tada vaikas sėkmingai išeitų į pasaulį. Noriu paklausti dabar apie gebėjimus, nes man atrodo, kad tokiam švietime, būtent su tokio neuromokslų pagrindu, daug lengviau yra ištraukti tos tikrus gebėjimus kiekvieno žmogaus, o ne bandyti visus pagal vieną schemą mokytis. Visi žinom tokią iliustraciją, kuri interneto platumose keliauja, kur sėdi skirtingi žvėrukai ir sako, dabar lipsim į medį, taip, ir ten kažkokia žuvytė su drambliu, neužlipsi tą medį. Tai mes irgi esam labai skirtingi ir kaip per neuromokslą galim atskleisti vaikų gebėjimus, skirtingus gebėjimus. Tai turbūt grįžtant į tai, kad gebėjimas kasdien keičiasi. Aš šiandien, jeigu jaučiuosi gerai, aš galiu gerai parašyti kažkokį tai kontrolinį įvertinimą projektą, tai jau tą duoti žinią vaikui, kad klausyk. Taip, mes darysim klaidų, mokymasis yra apie klaidas, mes dar nepašnekėjom apie neuroplastiškumą, ar ne, kad mūsų smegenys keičiasi tada, kada aš darau klaidas. Tai jau nuo pradžių norim atnešti žinią vaikam, kad žiūrėkit, mes mokomės kažką naujo, tada labai greit kartojam, padarom 100 klaidų ir duodam smegenim žinią, klausyk, aš čia turiu kažkaip susivokti. Tai apie tai, kad gebėjimai nėra fiksuoti, jie yra įvairūs. O tada jau, kame vaikas jaučia, žinai, motyvaciją, kas jį skatina, kas jam patinka. Dabar kas ta žodis patinka? Jeigu man ten, pavyzdžiui, labai patinka skaityti knygas, vadinasi dar nepamačius knygos, čia panašiai kaip užkandžio aparatė, ar ne, einu, metu monetą ir noriu pasiimti kokį nors gėrimą ir jį gaunu. Bet jau einant link užkandžio aparato, mano nervų sistema sako kūnui, jau jinai čia kažką skanaus atsigers. Jau džiaugiasi. Tai skaitimas man ir noras skaityti irgi sukelia, tai vadinama paprastai dopaminu. Ir kas man tą dopaminą kelia, tame aš ir jaučiuosi stiprus ir aš gebu kažką padaryti. Bet gal aš bandau naujus dalykus, nes smegenims reikia naujų dalykų. Ir mūsų tarp kitko pavadinimas mokyklos ne šiaip sau, artes liberales yra lotyniškas terminas, kuris sako, kad laisvam žmogui reikia išmanyti daug dalykų. Nes iš tikrųjų, man irgi kyla tokia mintis, kad jeigu darytumėme viską pagal būtent savo gebėjimus ir mums atrodo, kad mes esam humanitarai, tai tada apie matematiką toks vaikas nieko nesužinotų, o būtent jūs sakot, kad reikia, kad sužinotų. 100%, ne, bet reikia, kad sužinotų, pasakysiu iš kitos pusės, ar ne, kaip mažas vaikas mokosi vaikščioti, tai jisai mokosi vaikščioti ir daro milijoną klaidų, bet jo stresas yra nuspėjamas. Nugriuvau, atėjo mama, pakėlė ir padėjo man. Tai mokykloje 5 klasėje ypatingai, ar ne, atsiranda daug skirtingų dalykų ir mūsų tikslas yra kaip tą mažą vaiką. Duodu pabandyti, kažkas nepasisekė, bet yra mokytoja, kuris sako, hei, taip, čia klaida, bet mes iš jos išmoksim kažką tai naujo. Ir tada mano mąstymo gebėjimai plečiasi ir mano tas dopaminas, ar ne, jau kils dėl skirtingų dalykų. Tai daryti klaidas reikia, bet reikia ir pradėti nuo to, o kur man sekasi. Jovita kažką nori gal papildyti. Čia turbūt apie tuos gebėjimus, jie tikrai yra lavinami ir dopaminą, papildant, ką Liudovika sako, jisai skiriasi tada, kai aš jaučiu, kad man kažkas sekasi.
o tai, kas man sekasi, tada man pradeda patikti. Ar ne? Natūraliai yra ir taip, kad, nu, jeigu kažkas labai patinka, man irgi sekasi. Tai čia, bet gebėjimai tikrai dėl neuroplastiškumo, jie gali būti lavinami, turbūt jeigu vaikui matematika netaip gerai sekasi kaip kalbos, ar ne? Tai tą matematiką mes tada turim jį mokinti taip, kad jisai suprastų ir patirtų sėkmę. Tai va čia, aš sakyčiau, turbūt kertinis yra dalykas, ne pagal tai, kad būtent tokiu būdu turi įlipti į medį, bet kažkokiu kitu būdu, nu, paieškom, ar ne, kaip tos vaiko smegenys gali užfiksuoti ir priimti tą matematinę informaciją ir patirti sėkmę. Nu, man labai, norėjau tik pasakyti, labai patinka ta mintis apie tai, kad jūs mokykloje vaikai nebijo daryti klaidų, kadangi vis tiek mūsų sustingusi švietimo sistema yra paremta to, kad yra bausmės už klaidos. Taip, rašom kontrolinį, jeigu padarom klaidą, tai yra bausmė, nes gaunam mažesnį pažymį. O čia yra atvirkščiai, nes, nu, kaip suprantam, negali būti jokio verslo be klaidų, taip, negali būti jokio progreso, evoliucija nevyktų, jeigu neturėtumėme klaidų. Ir jeigu vaikas bijo, tai mes irgi tą priemam kaip ženklą. Vaiko jausmas, vaiko elgesys, aha, sakom, kažkas čia su tuo yra. Tai dabar iš kur ta baimė ateina? Ar aš turėjau patirtis labai kažkokias prastas, žinai, prieš tai mokykloje? Ar man tiesiog jaučiuosi, kad čia visi už mane sumanesni, o gal mano raida šiek tiek ar ne kitur yra? Bet turbūt noras yra, kad taip mes atsižvelgiam į tai, kas su vaiku šiuo metu vyksta, bet švietime neuromokslas jau yra atsakęs į klausimą, kad galioja 85% taisyklė. Bet kada? Ir jinai reiškia, kad jeigu aš ten 5 klasėje jau turiu mokėti visą daugybos lentelę ir aš iš 10 klausimų atsakau 9 teisingai, tai man turi užkelti kartelę, nes mano smegenim jau per lengva ir jos taip, aš nebesimokysiu. Bet jeigu aš iš daugybos lentelės padarau 6 teisingai, o 4 ne, tai nervų sistema tai vertina kaip neigiamą patirtį ir sako, klausyk, Liudovika, daugiau tai nebesimokom. Tada priešinamės, ar mes sustingstam, tai šitam vaikui mes nuleidžiam kartelę tam, kad jis patirtų tą 85% suvokimo taisyklę ir siektų toliau. Bet yra neįmanoma siekti toliau, jeigu aš neturiu labai artimo ryšio su mokytoja, nes tūkstančiai tyrimų rodo, kad mano ryšiai su mokytoja, nu ir šiaip mes, dėl ko mes darom viską gyvenime, dėl žmonių, kuriuos mylim. Nu tai paprasta. Tai mokyklai, jeigu aš myliu tą mokytoją ir man jinai žiauriai faina, tai aš dėl jos pabandysiu, žinai, gal ir tą matematiką iš kito kampo. Bet mokytoja turi pažinti mane. Ir mokytojai turi pažinti neuromokslą jūsų mokykloje. Kaip tai darote? Organizuoja mokymus. Tai yra, na, iš tikrųjų, kad visi turim kalbėti vieną kalbą. Ar ne, tai, ką mes su Liudovika suprantam, ar kitos mūsų kolegės, ar ne, tai mokytojai irgi turi tą suprasti, žinoti, kaip pažinti tas 3 būsenas, ar ne, apie tai, kaip tą ryšį su vaiku kurti, kažkaip, kai kalbėjau dabar apie tai, kad jeigu man mokytoja labai patinka ir faina, tai aš prisiminiau, kad mano 1-2 klasės mokytoja buvo tokia, nu jau tokia faina ir tokia super, kad aš dėl jos ir arbatą, bet cukraus nuo 2 klasės pradėjau gerti. Tai va čia turbūt apie tą tokį labai labai artimą ryšį ir tik tam artimam ryšį mokytoja gali žinoti ir pažinti tą vaiką, jo ypatumus ir tada suprasti, kur čia va tie 85%, apie kuriuos Liudovika kalbėjo. Tyrimai rodo, kad mokytojo požiūris ir netgi mokytojo išankstinės nuostatos, kurių aš pati gal net nesuvokiu šiandien, jie irgi nulėmė vaikų akademinį sugebėjimą. Tai mes mokykloj, kai kalbėjome su mokytojais ir sakom, ar jum įdomu, tai ir ieškojom tokių mokytojų, kurios jau intuityviai sako, aš matau, kai vaikai gerai jaučiasi, jie daugiau išmoksta ir tada sakom, norit mokytis daugiau, ne lietuvių matematikos gamtos, bet
suprasti apie neuromokslą. Ir čia irgi įrodymų pasaulis pilnas, kad ten nuo 35 valandų iki 56 mokymo programa mokytojam duoda pasitikėjimą savim. Toks mokytojas turi daug mažiau elgesio sunkumų klasiai, jiem daug lengviau suprasti, kodėl vienas kitas vaikas mane erzina. Nes nėra taip, kad man visi patinka, bet tada aš galiu grįžti, žinai, į save ir klausti savęs. Tai dabar gerai, kas yra su šitu vaiku mano ryšy? Ar tam tikras jo elgesys man primena, ką nors, ko man neleisdavo vaikystėj, o gal aš tiesiog šiandien, žinai, pavargau, neišsimiegojau ir va to vaiko raudona būsena man jau irgi visus saugiklius išmuša, nes mes sinchronizuojamės. Tai norim sakyti mokytojai, labai normalu taip jaustis. Parašai kolegijai į kitą klasę ir sakai, reikia 5 minučių pertraukos. Arba sakai, Liudovika, einam pasikalbėti po pamokos, nes man yra nervų sistema mokytojų yra ta pati kaip ir vaikų, nėra kitokių būsenų. Tik mokytojas turi atsakomybę ar ne už santykių su vaiku. Tai turbūt esminis dalykas yra. Nesvarbu, kiek mane erzina šitas vaikas, nesvarbu, kiek jam nesiseka, mes grįžtam į tai, kad mokytojom duodam laiko. Nervų sistema, tarp kitko, reguliuojas per kelias minutės, tam nereikia atostogų. Ir kai aš susireguliuoju, kai aš jau žinau, aš taip visai galiu šnekėti, einu tą santykį su tuo vaiku atstatyti ir sakyti, žinai, šiandien aš buvau labai pikta, šiandien aš susierzinau, bet santykio atstatymas yra mokytojo dalykas, ne vaiko, nes vaikai tik mokosi ir plus, jų smegenis, Jovita gali papasakoti apie paauglių smegenis, kaip jos į viską reaguoja, bet jos jau dar ženkliai neišsivyščiusios ir jie negali atsakyti už atsakomybę, už savo elgesį ar motivaciją, nes tai prieštarauja biologijai. Pakalbėkim būtent apie paauglius ir apie tai, kaip jie mokyklose, ką jie, nes pakalbėjom truputį apie tą mėlyną zoną, kurią turbūt labai dažnai įkrenta paaugliai. Aš pati kaip paauglių mama galiu patvirtinti, kad tai tikrai yra, kartais iš mėlynosios iškart iššoka į raudoną ir atrodo, kad to žalios išvis nėra. Norėjau paklausti apie paauglius ir neuromokslą ir būtent ką mums neuromokslas sako apie jų smegenis. Tai neuromokslas mums sako, kad paauglystėje neuroplastiškumas, tai yra gebėjimas smegenų keistis, ar ne, tampa lygiai tokio paties intensyvumo kaip pirmaisiais gyvenimo metais. Oho. Mes žinom, kad pirmieji gyvenimo metai yra labai tos smegenis tokios, neuromokslininkas vaikų psichiatras Bruce Perry jas prilygina tam tokiam fizikiniam dėsniui, kaip vandens molekulė yra kaip oras, ar ne? Tai aš tik truputėlį papučiau ir ten viskas prasisklaidė, ar ne? Tai reikia labai nedaug, labai mažų patirčių, kad tos smegenis vėl iš naujo persidėliotų, ar ne? Vėliau augant, tas neuroplastiškumas tam tikrą prasme šiek tiek ne toks intensyvus pasidaro, bet iš principo jos visą gyvenimą yra neuroplastiškus. Tai paauglystėj labai panašiai kaip pirmais gyvenimo metais, kada vaikas mokosi sėdėti, vaikščioti ar ne, paskui kalbėti ir visa kita, labai daug tyrinėja pasaulį ir tos smegenys jos formuojasi kaip tas namo statymas, ar ne? Tai tas namas paauglystėj gali paimti ir persitvarkyti ir truputėlį sugriūti kai kurie dalykai, nes hormonai vaidina didelį vaidmenį, ar ne, ir nuo to tada neurotransmiteriai irgi atitinkamai didėja arba mažėja. Žinom, kad paauglystėje labai daug kas veikia dopamino pagrindu, ar ne, tai to siekimo hormono pagrindu, tos pasitenkinimo malonumo hormono pagrindu, ar ne, tai dėl to didelio poreikio dopamino, kuris yra tiesiog neurobiologiškai nulemtas, ar ne, mes matom paaugliuose daugiau tokio rizikingo elgesio, prieštaraujančio elgesio, ar ne, kartais atrodo mūsų suaugusiųjų, ar ne, akimis, kad tai yra visiška nesąmonė, ką daro, arba tai yra visiškai pavojinga, ar ne, labai, bet paauglys, kol jisai nepatirs, tai jam numatyti ir pagalvoti labai ramiai apie tai, kokia gali būti pasekmė,
labai labai sunku tom smegenim. Čia grįžtant į tą namą, tai mano 3 aukštas, ar ne, mano stogas, galim vadinti taip, tai yra ta dalis, kuri vystosi smegenų žievė iki 25 metų. Tai čia yra pagalvojimas, pasiekmės supratimas. Tai pas paauglį ten dar elektra labai blausiai šviečia. O 2 aukšte, kur yra visa limbinė sistema, emocijos, vat net 4 takai tam dopaminui. Tai šaudo, Tam tai fajerverkai. fejerverkai, tai jam šovė mintis, žinai, pasidaryti tatuiruotę. Ir kada aš pagalvočiau, aš negaliu fiziologiškai to daryti. Kitas dalykas, kodėl to reikia, nes, taip aš ieškau partnerio, ne, aš ieškau, kas aš esu šitam pasauly. Tai aš tėvų nebegirdžiu. Tiesiog, mano ausis tėvam nebeveikia. Dėl to, kai mes į paauglius reaguojam, o Jėzau, ką tu dabar pasidarei, ir aš taip darau su savo paauglėjančiu vaiku, tai yra neigiama patirtis. Kuo daugiau aš tų neigiamų patirčių duodu, jos smegenys sako, tai jau nesu šita, tai aš nebešnekėsiu. Tai labai norim, bet net ir padarė tokį, o Jėzau, norim grįžti pas paauglį ir sakyti, tu žinai, gal čia visiškai ir faina tavo mintis buvo, bet aš nustebau. Tai nustebau, tai santykio atstatymas paauglystėje yra esmė ir tuo pačiu metu tas dopaminas yra visiškas stebuklas, nes tu gali jį, paaugliai žiauriai kūrybiški. Sugalvoti, kiti čia neuromokslininkai sako, duokit pasaulio problemas, klimato kaitą, ten, žinai, lyčių lygybę, išspręs paaugliam, jie sugalvos. Tik reikia juos nukreipti, o norint nukreipti, reikia ryšį turėti. Būtent norėjau paklausti, kaip tokie būtent smegenys su tais fajerverkais priversti mokytis, kaip sukoncentruoti tokios smegenys, kaip išmokti dėmesingumo, kad galėtų mokytis. Kaip jūs tai darot? Yra labai daug mokymosi strategijų, kurios yra grįstos mokslu. Labai mažą pavyzdį pasakysiu. Mokomės kažko naujo klasiai, nesvarbu ko. Ir mokytojas sako, užsidenkit akis ir suskaičiuokit iki 10 ir nieko neveikiam 10 sekundžių. Čia vadinasi mikropertraukėlė. Mikropertraukėlės įrodytos yra tyrimais, kad mano smegenim leidžia pakartoti tai, ką aš išmokau, 2,5 karto daugiau, negu jeigu aš kartočiau pats po pamokų. Neuromokslas. Yra kitos pertraukėlės trupučiuką ilgesnės, su kvėpavimu susijusios, 10 minučių toksai nemiego gilus poilsis, kur mes nuskanuojam savo kūną ir įsivaizduokit, to dopamino išsiskiria 65% tam tikroje smegenų vietoj, kas reiškia, kad sekantis dalykas, ką aš darysiu, man bus įdomesnis, negu jeigu aš būčiau nepadarius. Yra krūva varianto, kas, žinai, kaip veikia stresas. Tai mes norim apie tą stresą turbūt irgi pakalbėti, nes stresas yra ta pati neurochemija, kuri pasikeičia. Tai aš negaliu nekreipti dėmesio, kad mano kūną užliejo banga adrenalino, o po 20 ten kokių sekundžių dar ir kortizolis, aš turiu tai gerbti. Ir tada mes turim mokytis, kaip tą stresą atpažinti ir kaip aš jį galiu įveikti. Tai ką mes norim padaryti mokykloje, tai per pirmus kelis mėnesius, ar ne, išmokyti vaikus būdų 100, kurie man padėtų mano stresą įveikti ir susireguliuoti. Nes aišku, kad sunkumų bus kiekvieną mielą dieną. Tik tai klausimas, ar mane tai nubloškia į kažkur tai nepažįstamą žemę, ar aš jau žinau, o klausyk, čia man ta širdis padažnėjo. Ir man padės 3 minutės, nekalbėjom apie vandenį, gliukozę ir kitus dalykus, ar ne, bet galim prie to grįžti, man tai gali padėti susireguliuoti, bet labai noriu apie vandenį ir gliukozę, Jovita. Papasakok tu. Būtinai, nes čia suintrigavot labai. Tokie labai paprasti dalykai. Kai mes esam pakankamai hidruoti, ar ne, mūsų smegenyse daugiau yra balanso to tinkamo ir reikiamo tarp visų neurotransmiterių, ar ne, yra mažiau arba praktiškai nesiskiria tos medžiagos, kurios trukdo susikaupti ir susikoncentruoti, ar ne. Kai mes prarandam, kai mes pajaučiam troškulį iš principo, ar ne, tai mes jau būnam praradę apie 10%, ar ne, savo kognityvinių gebėjimų. Ir tai yra daug.
vaiko smegenims ir ypatingai jautresnio vaiko smegenims, kurio nervų sistema yra šiek tiek jautresnė, tas 10% praradimo gebėjimo gali pasijausti labai stipriai. Tai dėl to mokykloje tikrai planuojam natūraliai arba turėti atsigėrimo pertraukėlės, kiekvienas vaikas turėtų turėti savo gertuves ar ne, nedrausti vaikams eiti atsigerti ar ne, ir jeigu jie daug geria, nedrausti eiti į tualetą. Tai čia, nes mes žinom, kad tai fiziologiškai padeda susireguliuoti ir nurimti, ar ne, pats pojūtis vandens atsigėrimo ir to šaltumo burnoje, ar ne, kartais gali pažadinti ir nukreipti mane nuo kažkokio to streso, į kurį aš buvau susikoncentravęs, ar ne, galbūt per daug. Gliukozės svyravimai kraujyje irgi labai įtakoja gebėjimą susikaupti, nerimo pajautimą, kai būna alkanos. Aš bent jau būnu tikrai pikta, aš labai jaučiu, kad aš negaliu dirbti, negaliu susikoncentruoti, man reikia daugiau pastangų, daugiau iš savęs to išspausti, ar ne? Tai mes norim vis tiek vaikam natūraliai juos įgalinti ir užkandžius leisti turėti, ar ne, ir atliepti tuos vaikų poreikius tam, kad ta gliukozė skirtųsi pakankamai nuosekliai, nes 60% gliukozės, kurios mes gaunam su maistu, naudoja mūsų smegenis. Visa kita 40% lieka visam likusiam kūnui. Raumenims 60% eina į smegenis, tai mes turim palaikyti tą. Ir taip jau senai žinoma. Ir tie patys vėl grįžtų prie sportininkų ir muzikantų, ar ne, jie tą supranta, norim bėgti maratoną, mes taigi turim vandens stoteles, gliukozės stoteles, nėra kaip. Dar gal žingsnį žengiant atgal prie paauglių, pašnekėjom apie tai motyvaciją, iš kur jų ateina, nepakalbėjom apie tai, kad va, tas jų ritmas dienos 24 valandų labai keičiasi. Ir jeigu man norisi miegoti 10 valandą vakaro jau, nes mum išsiskyrė tam tikri miego neurochemija, vadinkim tą melatoninu, kuris skiriasi nuo ryto ir jau užauga ir aš taip jaučiuosi, kad, žinai, vokai apsunksta. Paauglystėje Jie tai turi tą pasisuka. išjungtą funkciją visiškai. Ta prasme, jie gali eiti miegoti 2 valandą ir nesupranta, ko iš jų norisi. Taip, nes jų melatoninas skiriasi vėliau. Tai kaip minimum 1 valandų į priekį pasislenka. Tada vadinasi ryte, jeigu aš pakeliu tą paauglį ir jis turi mokyklai sėdėti 8, tai jis yra zombio būsenoje. Mokytis smegenis tuo metu negali. Smegenims mokytis, man reikia trupučiuką adrenalino, man reikia susikoncentruoti, tai mes irgi norim pamokos pradžioj skirti tam laiko, bent kelias minutės, ir gerbent paauglių melatonino kiekį ir išsiskyrimą, pradėti pamokas tik 9. Jeigu galėtumėm, pradėtumėm ir 10, ne? Bet, gerbiam šiek tiek ir tas mūsų įprastus dalykus čia. Aš taip galvoju, ką čia dar galima iš tos pasakyti fiziologijos, bet ką pradėjo Jovita sakyti, tai galim pakalbėti trupučiuką ir turbūt Ane irgi jaučiat iš savo vaikų, kad vieniem patinka garsi muzika, kitiem tyli. Taip, būtent, kad kiekvienas yra skirtingas ir taip irgi apie tai, kad vaikai kartais, man atrodo, ypač paaugliai, nejaučia, kad nori gerti, nejaučia, kad nori valgyti ir tada gali būti tas irzulys kažkoks toks neaišku kodėl. Ir čia yra irgi problema. Žiūrėkit, tas gebėjimas pajausti, koks mano fiziologinis poreikis yra, ar aš noriu gerti, ar aš noriu valgyti, ar aš noriu miegoti. Vienas dalykas tai turbūt yra tai, kad tai formuojasi jau irgi nuo pirmųjų gyvenimo metų, nuo prieraišumo patirčių, kada tėvai, mama ar ne, mato iš vaiko kūno kalbos, iš jo elgesio ar ne, kad tu turbūt nori į tualetą, tu turbūt gal nori valgyti, gal nori gerti ar ne, ir taip vyksta ta išorinė reguliacija ir vaikas išmoksta, kad kai aš jaučiu, kai mano pilvas jaučia ten tuštumą arba skausmą arba kažką, ar ne, tai vadinasi, aš noriu valgyti. Ar ne? Tai tas pradeda formuotis tada.
Man atrodo, kokia yra problema šiuolaikiniai visuomeniai ir aš čia kalbėčiau turbūt ne tik apie paauglius ir vaikus, bet apie mus visus suaugusius, ar ne? Mes esam tokie išsitaškę, kad mes nepajaučiam. Tai jeigu mes suaugusiai esam tokie išsitaškę, tai kaip mes galim tikėtis, kad mūsų paaugliai nebus išsitaškę, ar ne? Jo labiau, kad yra socialinės medijos, daug įdomių dalykų ir ten besikeičiančių, ar ne, telefone, kurie tiek pritraukia dėmesį, kad mano dėmesys yra tenai, bet ne į tai, ką aš jaučiu ir kas vyksta su manimi. Tai turbūt vienas pagrindinių dalykų, ką šioje mokykloje mes norim daryti, tai vaikus mokyti sustoti ir pajausti ir patirti, pajausti savo kūną, kokius signalus jau siunčia jisai, ar ne, ir ką tai reiškia. Ką reiškia, jeigu man burna sausa, ar ne, džiūna, vadinasi, aš noriu eiti atsigerti. Ką reiškia spaudimas pilvo pačioje, vadinasi, aš noriu eiti į tualetą, ar ne? Tai va taip, ir tai vadinamas moksliškai interocepcijos lavinimu. Interocepcija yra vienas iš sensorinių jutimų, kūno pajautimų. Tai apie sensoriką turbūt galima irgi dar plačiau truputėlį pakalbėti, vat ką ir sakėt, kad vienam patinka garsiai muziką klausyti, kitam per daug, ar ne? Tai mokykla paprastai būna, tokia labai daug jutiminių stimulų turinti vieta, kur yra daug garso, daug vaizdo, daug pasistumdymų netikėtų ir gal tikėtų, ar ne? Aš sakyčiau, per daug. Per daug. Ir tą visiškai parodo tai, kad pas mane ateina paaugliai, 13, 14 metų, 15, kartais vyresni netgi, su visiškai perdegusia nervų sistema. Ir jie nebegali būti mokykloje. Ir bet tas ir yra tada mėlyna būsena, aš ryte nebeatsikeliu, nes mano nervų sistema nebeturi resurso, nes per daug garsų, per daug visko ir tai yra taip individualu. Mūsų ta sensorinė sistema, jutimų sistema yra labai kiekvienam autentiška ir individuali ir mes labai turim tą gerbti. Ir turbūt grįžtant prie to, žinai, kaip čia man suprasti, kaip aš jaučiuosi, mes irgi norim ir su tėvais, ar ne, ir su vaikais nuo pat pradžių kalbėti. Žiūrėk, ko tu taip jautiesi, kad sieki? Žinai, kas tau labai tave ramina, o kas tave labai aktyvina? Man gal patinka tokia muzika, gal kvapas. Kitas sakys, ne, man tai kvapas visiškai nepatinka. Bet kas yra svarbu, kad mokykloje aš netampu kažkoks tai, žinai, robotas, aš jaučiu visus tuos dirgiklius. Ir grįžtant prie dėmesio, kurio mums reikia mokyklai, dėmesys yra ribotas resursas nervų sistemai. Ir mes truputį esam kaip šarkos, kas blizga, ten ir nusisuku. Ir tas ribotas dėmesys, jeigu mes jį padalinam, ir ką sakė Jovita, ant visų socialinių medijų, kur viskas užtrunka minutę, tai aišku, mano dopaminui labai gerai. Ir dar vieną video, ir mes tą patį suaugę darom. Jau su 3 aukštu smegenų žievės, kur suprantam, kad čia nebus nieko gero. Paaugliai to nesupranta, mes ir negali fiziologiškai, tai mes norim sakyti, dabar išmokstam tą dėmesį reguliuoti. Kas yra sustojimas, ar ne, minutė? Kam to reikia? Kas tam tavo kūne vyksta? Mes žinom iš smegenų ir iš visų kūno ir įvairiausių tyrimų, kad tai, kaip aš pasielgsiu dabar, tam turėjo įtakos, kas įvyko mano smegenyse prieš sekundę. Kokį jutimą, garsą, kvapą ar kažką aš pajaučiau iš aplinkos, gal pravažiavo gaisrinė su tokiu signalu ir mano tą dėmesį išblaškė, ar ne? Ir aš krentu į raudoną būseną. Mano elgesiui dabar turi skirtumo mano hormoninė aplinka, o paauglystėje labai keičiasi. Mano elgesiui dabar turi įtakos, kaip aš augau, kokioj kultūroj, ar ne? Kaip aš buvau mamos pilve. Ką žinau, gal aš ankstukas. Vadinasi, aš patyriau vienokias patirtis. Tai patirtis buvusios labai įtakoja, kaip aš pasielgsiu dabar. Ir mokykloje nekreipti į tai dėmesį, tai yra paprastai negerbimas to, kas yra faktas. Tai norim
kreipti dėmesį, norim, kad mokytojas tai suprastų, norim, kad vaikai tai suprastų, nes atėjęs į 5 klasę mes dabar priemam būsimus 5 ir 6, tada bus 7, 8 vėliau. Žiūrėkit, 5 turi galimybę turėti bent keletą metų, ane, išmokti, kas man sekasi, ką daryti, kai man nesiseka, ką tas mano kūnas man sako ir kaip gal pradėti skaityti tos savo ženklus, elgesio trupučiuką anksčiau, sekundę anksčiau, jeigu aš išmoksiu, kad man, žinai, suka skrandį, tai aš jau gal žinosiu, kaip man reikia savo padėti. Manęs nieks to nemokė, kai man buvo 10-11. Labai norim tai atnešti švietimą, nes tai yra nenuginčiamos tiesos. Tai kodėl mes jom nepasinaudotumėm, ar ne? Ir būtent ta 5-6 klasė, tai yra toks labai geras momentas, kada galima apsaugoti kažkaip tos būsimus paauglius prieš būtent tos kažkokios jau rimtesnės problemos, ne? Jeigu patys sugebės atpažinti tos visos ženklus ir mokėti kažkaip tos saviregulacijos. Bet pakalbėjom apie mokytojus, apie mokinius, o kokie šioje sistemoje ir jūsų mokykloje yra tėvų ir ryšio su tėvais rolė, vaidmuo? Paprastai galiu pasakyti, ką rodo tyrimai, kai tėvai yra įsitraukę į mokyklos gyvenimą, vaikam geriau sekasi mokytis. Tai jeigu mes turim, žinai, tai nereiškia, kad tėvai turi tapti mokyklos kasdienybę, bet mes galim pasikviesti tėvus, kiekvienas tėtis, mama kažką dirba, kažką gyvenime pasiekė, kažkaip gyvenime įveikia savo sunkumus, tai bent jau tai išnaudoti ir sudaryti sąlygas, ko reikia vaikam, labai nuspėjamos aplinkos, labai nuoseklios aplinkos. Tai gal kartą per mėnesį ateina mama ir papasakoja, ar ne, arba pristato. Mano broliai, kurie yra iš Anglijos, jų vaikai, kai mokėsi mokykloje, tai ateidavo močiutė, viena kita per pietus, pabūti. Ir kadangi močiutė tampa mokyklos gyvenimo dalim, man yra geriau mokytis, nes aš jaučiuosi saugiau, ar ne, nes aš turiu mokykloje, kiek įmanoma man reikia daugiau tų saugumo dalykų. Tai ar močiutė ateis, ar aš turiu savo saugią vietą, ar aš turiu gerą ryšį su mokytoju, tai toks kaip, toks bankas, ne, kur mes metam investicijas vaikui. Va čia gali būti saugu, čia gali būti saugu, vanduo, tie patys užkandžiai. Tai tėvų rolė yra dalyvauti tam, kad vaikui būtų saugiau mokykloje. Ir mes iš tiesų turbūt norim su tėvais kartu pažinti jų vaiką. Jų irgi tas dalyvavimas, papasakojimas apie savo vaiką, galbūt tai, ką mes jiem papasakojam ir jie gali atkreipti dėmesį į tai ir paskui pasidalinti informaciją, ar ne, tai toks labai abipusis pasikeitimas, nes kaip ir prieš tai sakiau, svarbu kalbėti vieną kalbą, ar ne, tai kuo mes vienodžiau tą vaiką matom ir kuo mes vienodžiau jį pažįstam, ar ne, tuo yra geriau tam vaikui. Tas 5-6 klasė yra jautrus labai periodas. Iš pradinės mokyklos vaikai vis tiek dažniausiai ten yra toks truputėlį dar ten lopšys, ar ne? Taip viskas pradinių klasių mokytoja, ten prie tų vaikų prieina, ar ne? Aišku, žinau, kad tikrai labai skirtingos patirtis visų yra, bet išeiti kartais iš tos 4 klasės į 5 klasę, kur kiekvieno dalyko mokytojas yra kitas, kur man reikia eiti iš vieno kabineto į kitą, ar ne? Priklausomai ar ne nuo mokyklos tvarkos. Kur daug tokio, tikrai mažiau yra nuoseklumo, pastovumo ir daug neprognozuojamumo, tai lyg ir norisi to vietoj šiek tiek vaikus palaikyti ir jiem taip padėti neperdegti. Ir todėl pas mus dalykai, matematika, lietuvių gamta ir kiti dalykai, mes juos norim susieti. Kadangi dėmesys yra apribotas resursas ir koncentracija ir kadangi bet kuris pokytis mane labai išmuša iš to žalios zonos, tai mes norim dalykus susieti. Tai jeigu ateisit į lietuvių, aš tokį paprastą pavyzdį sakau, ir mes, pavyzdžiui, mokysimės, rašyti rašinėlius, arba ten autobiografiją kažkokią, galim rašyti apie gyvūnus, skaityti Dalesės knygą, ateiti į gamtą, mokytis, kaip tie gyvūnai prisitaikė,
ateiti į matematiką, mokytis, kaip skaičiuojam tiem gyvūnam, žinai, kokius perimetrus ir plotus. Kai mes susijęjam dalykus tarpusavį, smegenis įsimena lengviau. Ir ne tik, kad įsimena lengviau, bet per kokį vertinimą ar atsiskaitimą smegenis ir tą informaciją ištraukia paprasčiau, nes tai siejasi su mano gyvenimu. Tai Ir iš tie tikrųjų dalykai bus integruoti. grįžtam truputį prie tokio natūralaus pasaulio pažinimo būdą. Visiškai Galima teisingai, pasakyti. nes tai gerbiam savo biologiją, ar ne, gerbiam tą fiziologiją. Kitaip nėra, kad tai, kad mes šiuo metu į tai švietime negalim atkreipti dėmesio, nes nesam davę ar ne mokytojam tų žinių. Aš pati turėjau 2 kursus vaiko pažinimo ir įtraukaus ugdymo su pradinių klasių mokytojam. Jų buvo iš viso 70, nei viena po to nepasakė, ai čia man nenaudinga. Jos visos grįžo į mokyklą, pamatė vaikų elgesį ir sako, o šventas Dieve, tai kur jūs buvot prieš 10 metų? Ir jie vita mum tą patį, ar nesako, ir specialistai, kurie mes vedam mokymus, sako, tai pasirodo, kai aš ateinu ten susipykus su savo vyru, tai mano vaikai ir klausia, o tai kas jų mokytoja nutiko? Ir sako, aš matau tas akis, kurios išsiplečia. Ir tada, dabar sako, aš žinau, kad mes skirsim 3 minutės. Žinai, įsijungsim gal muziką, pajudėsim, prasitampysim, pažiūrėsim viens į kitą ir galėsim mokytis. Bet jeigu šitų 3 minučių neskirsiu, vaikai visą pamoką galvos, tai kas tai mokytojai nutiko, nes dėmesys nueina ten, kuris labiausiai kviečiamas. Kalbėjom apie tai, kad tas blogas elgesys yra tik sindromas, iš tikrųjų kažkokių vidinių dalykų, kurie su mumis vyksta ir kurie dažnai nesuprantam. Norėjau paklausti apie tokią labai opi problemą švietime, apie patyčias. Ar jos irgi galima kažkaip su neuromokslu spręsti? Jovita, pradėsi? Taip. Labai gerai, kad paklausė turbūt šitą klausimą. Jisai labai labai platus, turbūt čia atskiro podcast'o reikėtų kalbėti apie patyčias ir kiek daug nesaugumo tai suteikia vaikams būti. Ir natūraliai, kai ta patyčių kultūra labai įsigali, tai mes ir turim visus vaikus arba raudonoje arba mėlynoje zonoje, kurie negali mokytis ar ne. Ir aš neseniai su vienu paaugliu kalbėjau. Tarp kitko, mes taip labai įdomiai kalbamės, nes jam labai patinka filmuoti ir jisai labai, mes sugalvom, kad tai bus laida. Ir tada, žodžiu, mes kalbėjom toje laidoje apie patyčias ir jisai labai man liūdna buvo išgirsti, kad jisai, tiesiog sako, tai neįmanoma niekaip to išspręsti. Ir aš kaip suaugęs žmogus galvoju, bet taip nesąžininga, taip neturėtų būti, ar ne? Ir aš manau, kad vienas iš tokių klaidų, galbūt ką suaugusieji daro, kai yra patyčios, kad nėra reaguojama čia ir dabar. Ir suprantu, tai yra labai nepatogu. Ir dar kitas dalykas, nežinom, kaip reaguoti, ar ne? Ir vėlgi turi būti labai daug edukacijos ir mokymo ir kiekvienam vaikui leidimo perleisti per save, o kaip aš jausčiausi ir kas su manimi būtų, ar ne, jeigu man taip sakytų, arba su manimi taip elgtųsi. Tai tokį stabdymą, atreagavimą čia ir dabar su pagalba nurimti ir susireguliuoti ir tada atkurti santyki, man atrodo, kad tai yra labai svarbu, sprendžiant patyčių problemą ir bandant vaikams ir tiems paaugliams, kuriems fejerverkai šaudo limbinėje sistemoje, ar ne, suprasti, kad, taip iššovė, bet tada aš galiu eiti ir atkurti santykį ir kad ir kokie mes skirtingi esam, kad ir kaip gal tu nesi toks kaip aš ir mane galbūt erzina ir kažkokie dalykai tavo, mes galim vis tiek būti kartu. Aš tai turbūt galiu dar taip suaštrinti visą tai, pasakydama, kad mikroagresijos mokykloj labai kenkia vaikų psichiniai sveikatai, rodo tyrimai.
žodinis smurtas, net ne fizinis, žodinis smurtas patirtas paauglystėj vėliau turi tokią pačią įtaką kaip patirta prievarta seksualinė iš nepažįstamo žmogaus, tai nenorim, kad vaikam tai būtų, bet turim suprasti, kad elgesys irgi yra biologija, tai mes grįžtam atgal į smegenis. Jeigu aš dabar elgiuosi taip, kad mėtau popieriukus į Anę, tai mano būsena raudona. Vadinasi, man turi padėti mokytoja arba kitas suaugęs žmogus, kuris turi žalią būseną, susireguliuoti. Tada, kada aš grįšiu į pusiausvyrą, tada aš jau galiu kalbėtis, kas čia buvo, žinai, kam aš tos popieriukus mėčiau. Ir tada aš galiu pagalvoti, kaip ir sako Jovita, o tai jeigu į mane popieriukus mėtytų. Paprastai vis tiek turim žinoti, kad smegenys veikia taip, kad nesvarbu, ką mums pasako, jeigu tai yra neigiami žodžiai, jeigu tai yra kritika, jeigu tai yra atstumimas, paauglių smegenys ypatingai reaguoja, nes tai neišskiria dopamino, tada ateis antras ratas ir tos patyčios tik tai užaugs. Ir ką taip pat rodo tyrimai mokyklose, kad tie, kurie stovi šalia ir neįsitraukia ir nedalyvauja patyčiose, kad tokią pačią traumą patiria ir tokias pačias pasekmes. Todėl mes turim reaguoti dabar ir čia ir turi atsirasti ta kultūra, kad klausykit, čia vyksta ne tai, kas turi vykti, ar ne? Ir žodžiai turi galią ir žodžiai turi kainą ir žodžiai turim mes nešti už tai atsakomybę, bet mes irgi norim paaugliam tai paaiškinti. Ir vienas iš paprastų būdų yra, ką paaugliai visai mėgsta, užsidėkim virtualios realybės akinius ir pažaidžiam zombių žaidimą. Ir žiūrėk, mums baisu. Nors viskas nerealu, ar ne, aš stoviu tokiam kambarį kaip ir čia, bet per zombių žaidimą, jeigu mane puola, aš dar labiau pulsiu. Nes mano smegenys yra juodoj dėžutėj ir jos reaguoja ne į tai, kaip man atrodo pasaulis, o į tai, kas mano juodoj dėžutėj sukelia teigiamą neurochemiją arba neigiamą neurochemiją. Tai, kad paaugliai bandys ribas, tai yra faktas, bet kai mes nereaguojam į tai mes sakom ką, čia ne riba, gali eiti toliau. Ir čia ne riba, žinai, dar gali toliau eiti. Ir tos patyčios užauga kaip sniego gniūžtė. Taip, stabdant reikės stabdyti labai dažnai ir mes suprantam, kad mes kiekvieną dieną turėsim santykių klausimų tarp paauglių, bet paaugliam reikia padėti bendrauti. Todėl, kad aš gal žiūriu į Jovitą ryte ir man atrodo, kad jinai manęs nemėgsta. Ir jeigu man taip atrodo, tada aš pradedu jos nemėgti. Ir kamuolys nuvažiavo. Mes norim kurti ir per pamokas tam tikras tokias paprastas veiklas, išnaudoti pamokas, kad mums būtų galimybė dirbti kartu grupėse. Ne šiaip sau, nes tai yra faina idėja, bet ten 68 metais tokia laboratorija yra mokymosi piramidė padariusi. Kad geriausiai aš įsimenu ir geriausiai aš išmokstu tada, kada aš turiu paaiškinti Anei, Anė paaiškins man ir mes taisysim viena kitos klaidas. Tai žiūrėkit, mes ir draugaut pradėsim, nes kartu dirbsim, ane, ir klaidas taisysim ir išmoksim. Tai tas neuromokslas yra raktas. Ir mes turim, filosofijų visokių yra gražių, bet jeigu tu grįžti į biologiją, kaip jinai veikia, aš nuskaitau veido išraišką. Todėl mes norim vaikus pasitikti dar neįėjus į mokyklą, ane? Norim pamatyti jos lauke ir sakyti, labas, klausyk, kaip senai tave mačiau, kaip tu išsimiegojai. Kiekvieną rytą. Todėl, kad pagalvokim patys, ane? Kada jums faina nueiti pas kokį gydytoją, jeigu nepakelia akių nuo kompo? Pas odontologą. Taip, tai pasitikimas yra sureguliavimas nervų sistemos. Tu atėjai, tu esi svarbi, tu esi vertinga, nes tu esi žmogus, o kad tu elgsies vienaip ar kitaip, tai taip, bet tai bus ženklas mum ir aš tikrai žinau, kad per kelis mėnesius tie patys paaugliai pagaus kampą, kad jeigu Jovita pradėjo čia, žinai, negražiai mane vadinti, tai jinai raudonoj būsenoj. Tai ką mes galim padėti Jovitai, ar ne? Iš tikrųjų, viskas yra apie gebėjimą suprasti save, suprasti kitus
ir gebėjimą reguliuoti, būtent čia kalbu apie tą mokytojų rolę, taip, kad įsitrauktų, norėtų pamatyti ir duoti jiem irgi tos įrankius, kad jie galėtų kažką su tai daryti. Man atrodo, bet tas yra labai svarbu, kad suaugusieji mokykloje būtų irgi tokie labai sąžiningi patys su savimi, sąžiningi su vaikais, kad ir man tai būna, arba aš čia suklydau, aš atsiprašau, ar ne, nes vaikai labai jaučia ir daug yra tokio visuomeniai, kur mes suaugę lyg tokie viršesni esam. Ir aš nesakau to, kad neturim tam tikrą prasme pakreipti tų vaikų. Ir tai nėra apie leidimą jiems daryti tai, ką jie nori, arba jiem patiems spręsti, bet tai yra tapimų tokio autoritetų. Bet autoritetų tu tapsi tada, kai mes turėsim kažką bendro. Ir suaugusiai nevaidins, kad yra kažkokie čia labiau viskas susitvarkę savo viduje. Tai vėl atsiranda ryšio su suaugusiu žmogumi. Klausimas. Taip, čia tas pats, ta pati taisyklė, kaip galioja bet kuriam lėktuve, ne, kad suaugusiam yra pirmenybė užsidėti deguonies kaukę. Tai suaugusiam yra pirmenybė sureguliuoti savo nervų sistemą. Suaugusiam yra pirmenybė pasakyti, man reikia 5 minučių. Suaugusiam yra pirmenybė ateiti ir atstatyti santykį ir sakyti, žinai, aš buvau irgi taip ten, nežinau, bet koks, ar ne, bet man svarbu, kad tu suprastum, kad mano santykis su tavim nuo to nekinta, aš tiesiog atsiprašau už tai. Tai ta pirmenybė, ir man tokia metafora patinka, žinai, kad kai tu skrendi lėktuve, ir esi pilotas, ir atsiranda turbulencija. Ir visi žmonės, tarkim, mokiniai klasiai pradeda panikuoti. Kas čia bus, ten vieni raudonoji, kiti mėlynoji būsenoj. Tai pasakymas yra mokytojas, yra pilotas. Vadinasi, jis negali būti turbulencijos dalis arba turbulencijos pradžia ir pabaiga. Jeigu įbėgtų pilotas į lėktuvą ir sakytų, baikit taip elgtis, mes jaustumėmės keistai, ar ne, ir žiauriai nesaugiai. Būtų dar baisiau. Bet pilotas turi ką? Savo kabiną. Niekas negali ten įeiti, jis turi tam tikrą erdvę, kur gali susireguliuoti. Bet taip, būk pilotų neturbulencija, nėra paprasta. Bet kai tampi turbulencija, ateik ir, kaip sako Jovita, žinai, būk sąžiningas. Ir sakyk, žinai, dabar aš vaikai buvau turbulencija šiandien, tai įnešiau jum tai. Ir rodau, o ką aš tada darau susireguliuoti. Ir kas yra svarbu ir ką aš iš savo mokytojo atsimenu, kai jos pasako vaikam, kas yra jų dirgikliai. Tai kuo tu tampi nuspėjamas vaikui. Viena mokytoja sako, aš vaikam esu pasakius, kai aš nusisuku į langą, man reikia 2 minučių. Ir vaikai žino, ir kodėl tai nuostabu, nes smegenys nuspėja. 50% laiko mūsų smegenys kopijuoja, ką daro visi kiti. Taip mes mokomės. Tai jeigu aš žinau, kas patinka Aniai, kas nervuoja Jovitą, o jūs žinot, kas mane erzina, tai mes vieni kitiem galėsim labai padėti. Dėl to sakyti, man viskas gerai. Tai yra toks, žinai, nelabai veikia. Ir blefas ir nepadeda ryšiui visiškai. Ir kūno kalba paprastai sako visai priešingai. Kai vaikai tą tikrai pamatys. Taip, tas tiesa. Ar jūsų mokykla bus pirma neuromokslų grįsta mokykla Lietuvoje? Mums tas žodis pirma labai nepatinka, todėl kad jeigu pagalvoti, kad neuromokslas, žinai, jau pasaulį 100 metų. Taip, ten pastarieji 30 labai daug atvėrė tokių aiškumų, kad gebėjimas nuo elgesio priklauso, elgesys nuo emocijos, emocija nuo minties ir viso to pradžia yra kūno ženklai ir kaip aš jaučiuosi dabar. Bet mes tiesiog norim tom vadovautis visame kame, ar ne? Kaip mokykla visi, tiek vaikai, tiek mokytojai, tiek tėvam atnešti tą pačią žinią, todėl kad kai šitie 11-mečiai baigs mokyklą ir jiems bus 18, tai jie gyvens pasaulį, kuriame mes žinom, kad nebus 50% darbų. Tai tau, ko reikia ir ką rodo irgi visos pasaulio ekonomikos formai, tau reikia pažinti save, tau reikia suprasti, ką tu gebėt bendrauti, o tą galiu tik žaliai būsenai, ir suprasti, kaip įveikti sunkumus. Tai mes ją darom tam, kad 18 metų vaikas
nepasiklystų dirbtinio intelekto jau, žinai, įvilktam tam pasauliu, kur jo yra. Ir su to dirbtiniu intelektu irgi reikia mokytis Gyventi. Be gyventi, jo draugauti ir nepabėgsi. suprasti, Toliau. kad tai labai skiriasi nuo draugystės. Tai va čia turbūt kitas kampas paauglių, ar ne? Kai aš turiu draugus internetinėje erdvėje, pasirodo, kad kai susitinku su žmogum, aš nežinau, ką jam pasakyti. Nes Taip. Nemokam Man- jau bendrauti, o ypač paaugliai turbūt, kurie... Nes labai sunku, nes aš tada turiu galvoti, ar ne, ir jausti. Turbūt vėl per daug signalų ateina tam gyvam kontakte, kuriuos smegenys turi priimti, suinterpretuoti kažkaip tai, kartais gali suinterpretuoti ne taip, kaip iš tikrųjų yra, ar ne, ir tas kelia nesaugumo, o su robotu kalbėtis yra labai patogu, ar ne? Čia aš matau turbūt dvi pusės. Labai dažnai vaikai, paaugliai įeina į tai dėl to, kad jie jaučiasi vieniši. Ir jiem reikia santykio. Bet niekada tas, kad ir kaip gražiai ChatGPT kalbėtų, ar ne, niekada tai nepakeis to tikro ryšio, santykio, šiltokių kontakto, švelno prisilietimo, šypsenos veide ir to gyvo pajautimo, nes vėlgi mūsų nervų sistema, mes reguliuojam vienas kito savo nervų sistemą. Tai jeigu aš jums šypsausi, jūs irgi man šypsositės atgal, ar ne? Tai tas ChatGPT niekada nepakeistų. Mes labai dažnai sakom, kad, žinai, norint kaip į du šunį žiūri, ne? Jeigu vienas šuo visgina uodegą, tai kitas gal žais. Bet jeigu vienas pradeda rodyti ženklus, kad aš esu baisus, tai kitas neįžaisti. Bet man labai patinka čia ta mintis, kad mūsų nervų sistema, žinai, vystėsi, ten milijonus metų. Bet ChatGPT tik dabar atsirado. Tai ką mes žinom, kad ta nervų sistema nepasikeitė per 20 metų. Pasikeitė aplinka. Aplinkoj sumažėjo galimybių man save sureguliuoti. Aš nebeinu pėsčiom į mokyklą, aš turiu krūvą prekybos centrų, aš turiu telefonus ir nežinia ką. Ir mano nervų sistema žiauriai pavargsta. Ir ko mums reikia, tai taip pat kaip senais laikais, kai ten rinkom uogas ir gyvenom olose, mums reikia to laiko prie laužo, kai grįžta visi vakare ir aptariam. Tai kokia buvo tavo diena, ane? Ir mes turim suprasti, kad jeigu to nepadarau, tai aš nepailsinu to savo nervų sistemos, o vėl grįžtant prie sportininkų, poilsis yra svarbiausias dalykas, atstatymas tavo pasiekimam, meistriškumui, atstatymas raumenų yra svarbiausia. Tai atstatymas smegenų yra svarbiausia rytojaus gebėjimam. O tas mūsų poilsis dažniausiai atrodo taip, kad sėdim ir skrolinam. Taip, Ir čia yra ne poilsis, kaip suprantu. Todėl, kad mes turim suprasti, kaip veikia dopaminas. Aš daug kartų esam buvę su dukra parduotuviai, sakau, atsistok saldainių eiliai, ar nori saldainių? Labai. Nueik prie skalbimo miltelio, ar nori saldainių? Mažiau. Nes dopaminas veikia taip. Aš matau, aš noriu sekančio. Ir kokia jis turi tokią labai didelę dilemą, kad kai aš gavau sekančio, aš noriu dvigubai. Kai aš gavau dvigubai, aš noriu keturgubai ir tada dopaminas krenta. Ir jo kritimo metu, kai paimam iš paauglio telefoną, sulaukiam viso to išsireguliavusio elgesio, bet skausmas smegenyse, ar atėmus telefoną, ar kai su manim nedraugauja, ar kai man įspiria, yra lygiai tas pats skausmas. Ta irgi norim, kad suprastų tiek mokytojai, tiek vaikai, kodėl mes tada turim nureguliuoti, ne? Ir padėti tas socialinės medijas. Daug neuromokslininkų jas padeda ant savo namo stogo, nes labai supranta, kaip tas dopaminas veikia. Tai rezumuojant, kas yra svarbiausia ir vertingiausia, kur santykis neuromokslų su švietimu? Ryšys. Tarp mokytojo ir mokinio. Tarp visų. Mokinių tarpusavyje, taip ir mokinių, ir tėvų, bendruomenės. Ir mokytojų. Tai kokie mes esam.
Ir kai mes galim būti paprasti ir mokintis vieni kitus priimti, man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Ir tas supratimas, kad ryšys tai nėra filosofija, ryšys yra mano biologija. Aš jaučiuosi ryšį tada, kada mano kūnas man tą patvirtina ir mano tos smegenys, tie 3 aukštai, ar ne, visur dega šviesa. Nes jeigu aš esu jau nejaučiu iš jūsų tų akių žvilgsnių, ar ne, arba jeigu jūs nuo manęs nusisuktumėt, tai jau to ryšio aš netenku, tada galvoju, ką čia jos apie mane galvoja. Tai ryšys taip, su savim, ryšys su mokytoju, ryšys su bendramžiais ir toks labai savęs pažinimas, kada aš geriausiai mokausi ir kas man padeda mokytis, o kas man trukdo mokytis. Ir jeigu trukdo, tai ar aš galiu, žinai, nes svarbu patirti frustraciją. Vėlgi svarbu patirti klaidas. Kuo daugiau aš kažką darau, tuo lengviau tai tampa ir tada tas ir man sektis pradės. Tai kaip man pro tą frustraciją praeit, kas man padeda, žinai, suplėšius kelis namų darbus, susireguliuoti ir grįžti, gal su vandeniu, gal su užkandžiu, gal paskambinus draugiai, kas man padeda grįžti ir mokytis toliau. Tai ryšys su savimi. Taip. Su kitais ir su savimi. Taip. Nu, žinokit, aš rezumuojant turiu pasakyti, kad labai norėčiau, kad man būtų 11 metų ir galėčiau eiti į jūsų mokyklą, nes manau, kad tai labai pakeistų mano gyvenimą į gerą pusę ir turbūt išvengčiau daug visokių klaidų gyvenime, bet manau taip, kad labai mane įkvėpėt ir pradėsiu pati dabar labai domėtis ir gal ne per vėliau dabar pradėti irgi domėtis neuromokslu ir dėl savo vaikų ir dėl savęs. Ne per vėlų, nes smegenys keičiasi visą gyvenimą. Taip. O mes savo ruoštų labai norim pakviesti, ar ne? Jeigu kažkas gyvenat Vilniuje, jeigu turit būsimą 5, būsimą 6, susisiekit, galite eiti į mūsų puslapį, kurį matot liberalės mokykla.lt. Galit susirasti mus Facebook'e, Instagram'ui, Liudovika Pakalkaitė, Jovita Nikinaitė, įvesite Google ir jum turi išmesti mokyklą, kurią mes kuriam kelios dar kolegės bendramintės kartu, visos tikinčios tą idėją, kad galų gale švietime reikia pradėti vadovautis tom, kas iš tikrųjų veikia ir kas yra mokslu pagrįsta. Būtent, tai mokykla bus, kur jungiasi ir mokslas, ir meilė, ir supratimas. Ačiū Jums labai už be galo įdomų pokalbį. Ačiū, Ane.